Lietuvos medikai vis labiau nerimauja dėl augančio antibiotikų vartojimo. Pasirodo, kai kurie mikroorganizmai ilgainiui prie jų pripranta, todėl sunkes ligas ir infekcijas įveikti vis sunkiau. Gydytojai ragina gyventojus antibiotikus gerti tik tokiu atveju, kai jau nepadeda kiti vaistai. Visuomenės sveikatos specialistai sako, kad Lietuvoje gyventojai tiesiog dėl neišmanimų vartoja per daug antibiotikų. Net nepasitarę su gydytoju imasi juos gerti vos pradėję karščiuoti, susirgę gripu, bronchitu ar tiesiog kai ima skaudėti gerklę ar varginti kosulys. Gaunam tarsi užburtą ratą, kad kuo daugiau naudojam antibiotikų ir jeigu naudojam juos neteisingai, to greičiau vystosi ir labiau plinta atsparumas. Maždaug pusė antibiotikų viso pasaulio gydymo įstaigose skiriami be reikalo arba netinkamai. Dėl per didelio antibiotikų vartojimo iškilo pavojus nebeturėti veiksmingų vaistų infekcijoms gydyti, o chirurginės operacijos ir, pavyzdžiui, organų transplantacija bus itin pavojingos ar net neįmanomos. Mums reikės kitų antibiotikų, kurie turės būti agresyvesni ir bus brangesni. Kuo daugiau bus antibiotikams atsparių bakterijų, tuo daugiau žmonių nebesulauks efektyvaus gydymo. Antibiotikai į mūsų organizmą pakliūna ne tik juos geriant, bet ir per maistą. Apie pusę visų pasaulyje pagaminamų antibiotikų sunaudojama gyvulininkystėje. Rusija nekartą yra uždraudusi lietuviškų produktų importą dėl rasto per didelio antibiotikų kiekio. Rusijos federacija turi savo nacionalinius standartus, mes Lietuva naudojamės ES standartais. Netinkamai žmonių gydymui veterinarijoje, maisto produktų gamyboje naudojami antimikrobiniai preparatai skatina atsparių antibiotikams mikroorganizmų plitimą. Todėl ligos tampa sunkiau įveikiamos, vystosi komplikacijos.